Labas vakaras visiems. Sveikinu visus susirinkusius. Iš tikrųjų nepaprastai malonu stovėti prieš tokį didelį būrį jaunų žmonių, Reigano klubo bičiulių. Iš tikrųjų šiandien turime puikius svečius. TV laidų vedėjas Algis Ramanauskas greitai. Prašau paploti. Ir Kauno draugė, krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė. Prašau paploti dar garsiau. Na ir spėkit, kasgi moderuos visą mūsų renginį. Taip, tai yra Seimo narys, daktaras Mantas Adomėnas. Ačiū jam už jo laiką. Na, iš tikrųjų, šiandien norisi padėkoti, ypatingai padėkoti visiems, nes tai, ką mes darome, nieko nekainuoja. Tai yra mūsų savanoriavimas. Labai džiaugiuosi, kad susirinkome šiandien į dešinio jaunimo renginį. Iš tikrųjų, ačiū Pauliui, Jonui, ačiū Andrijanai, Donatui, Mantui, Mindaugui, Martynui, Modestui, visiems už bet ką, už bet kokį prisidėjimą. Jūs iš tikrųjų padarėt labai daug. Ir pasižiūrėkit, ką mes šiandien turime. Mes turim didžiulį Reigano klubo susirinkimą. Taip, kad ilgai nebegaištam ir kviečiam ant scenos mūsų svečius. Dar kartą plojimai. Labas vakaras. Reigano klubas įsisteigė praeitą rudenį Vilniuje ir jo tikslas nėra kalbėti vien apie Reiganą, bet greičiau kalbėti šio didžio politiko dvasia. Politiko, kuris, būdamas aktorius, sugebėjo derinti labai rimtas politinės mintis su humoru, lengvumu ir šmaikštumu. Todėl šio vakaro tema ir yra humoras ir politika. Humorui atstovaus ministrė Juknevičienė, o politikai Algis greitai. Ar atvirkščiai, nežinau. Bet aš tada, kadangi mes jau esame Kaune, ir čia pasakyta Kauno bičiulė, tai aš ir pradėsiu klausdamas, tai vis dėlto, ar galima Kaune gyventi? Kaip tai? Čia klausimas iš viso ne, kaip ten sakė, ne į temą. Bet ne prie ko. Bet taip, žinoma, mano mama čia gyvena. Mano abudu broliai su šeimom gyvena. Ir mokslus čia baigiau. Tai Kaunas dainuodavom studijų metais. Niekas tikriausiai nesuklys Kaunas Lietuvos širdis. Ir balsavimai tą parodo. Tai net ir neatsakinėjau daugiau į tą klausimą. Jeigu toks žmogus kaip Užkalnis gimė Kaune, tai reiškia galima gyventi Kaune. Nors jis pabėgo iš Kauno į Vilnių, bet jis labai gerai atsiliepė apie Kauną. Aš gyvenau čia, tarp kito, nuo 95 iki 98 metų. Aš gyvenau Ašigalio gatvėj ir taip pat Savanorių prospekte, kur yra Ultravirės, kur buvo kažkada. Taip kad aš, Rasos apygarda. Tai ich bin ein Kaunien. Na ir puiku. Aš tikėjausi, kad sustiprinsi, nes Kaunas yra ir mano vienas mylimiausių miestų, nors esu 4. kartos Vilnietis, bet visą laiką tas klausimas mane glumindavo, ar tas socialinė reklama. Sakydavau, kaip galima užduoti tokį klausimą, malonu, kad nesuklydau, kad ir jūs tų pačių pažiūrų. O dabar norėčiau truputį, kad papasakotumėte apie save. Štai mes pažįstame ministrę, kuri griežtai išstoja, pasako vienus kitus dalykus apie krašto gynybą, apie Lietuvos saugumą, apie Lietuvos priešus ir draugus, aišku. Pažįstame Algį Ramanauską, kuris ar dirbtinės, ar tikrais ūsais pasipuošęs. Visiškai tikri. Taip, ūsai visiškai tikri, paliūdėjome ir ausys netokios tikros, kaip kad būdavo. Aš trumpai paaiškinsiu, dėl ko yra ūsai šiandien. Dėl to, kad mano vis laik buvo viena iš svajonių tapti karininku. Ir tai yra, aš jau senas žmogus ir greit mirsiu ir man jau nėra šansų to, bet galvoju, galbūt tai bus šansas šiandien ir jeigu Rasa man suteiks laipsnį karinį, leitenanto, tai jinai sako gerai, bet tada turi būti su ūsais. Sakau gerai. Tai atsiprašau, kad paaiškinau.
Taip, ausis turbūt, kurios būdavo peliukų, netokios tikros ir beje mes viena iš progų, kodėl čia susirinkome, tai dėja turime palydėti į, kaip sakyti, į užmarštį peliukų laidą, kuri jau nebebus kuriama, bet gal dar bus rodoma. Tai va, bet pažįstame Algį Ramanauską kaip šio tandemo narį, kaip aktyvų blogerį. O aš norėjau paklausti, kas yra vis dėlto už kadro? Kas yra Rasa Juknevičienė, kai ji nėra politikoje? Kas yra Algis Ramanauskas, kai jis nesirodo viešumoje, nekovoja su kalbos grynintojais, perdėtais ir kas jie yra kaip asmenys? Mes su Rasa kaimynai esam. Mes Fabijoniškėse gyvenam. Rasa Fabijoniškėse, aš prie Fabijoniškių. Aš vis tik tai, Rasa, norėčiau, kad jūs pirmą atsakinėtumėte klausimus, nes yra etiketas. Aš tik tai pelė esu, o jūs esat ministrė, prašau. Na, matot, bijo. Nu, ko bijai? Kad jūs man nesuteiksit leitenanto laipsnį. Aišku. Aš nežinau, ar nuoširdžiai gali bet koks žmogus apie save papasakoti, koks jis iš tikrųjų yra. Vis tiek kiekvienas iš mūsų norim arba matom save gražiau, gal netgi iš tikrųjų negu yra. Šiaip aš esu kaimietė. Ir labai tuo didžiuojuosi, todėl kad visą savo vaikystę, kiekvieną savaitgalį, visas vasaras praleidau tik tai savo kaime Panevėžio rajone ir dabar, kai tik tai yra minutė laiko, visada aš ten būnu, jau agurkai tokio didumo lauke, po 4, ne, jau kur po 5, 6 lapelį leidžia. Man tai yra labai svarbu. Pabūti savimi, sugrįžti savaitgalį ten, kur tu nesi ministras, kur tu nesi Seimo narys, kuri tave nėra nukreipta tiek daug akių, kad ir labai gerų akių, bet vis tiek tai nėra tai, kada tu esi savimi tik tai, kur laukia maža balta katytė, kartais nelaukia, išeina kokiam 7 parom. Bet jau kam, nekam, bet jau tai katytei, tai tikrai aš nesu jokia ministrė. Ir vat su ja pabūti kartu, kai nesi ministrė, tai yra tada, kada aš esu savimi. Būnu visokia. Būnu pavargus, būnu be jokių makijažų, būnu be jokių aukštakulnių, kada nereikia tą dieną niekur eiti, tai yra tikrai nebloga diena. Gal tai nėra gerai politikui sakyti, kiekvienas turi sakyti, kaip aš jūs myliu, kaip aš noriu su jumis būti ir kaip man patinka būti. Ir iš tikrųjų patinka būti, bet vis tiek kartais reikia, nors per mėnesį 2 savaitgalių, kad tu galėtum pabūti savim. Aš atskleisiu nedidelę paslaptį apie jūsų katytės vardą. Tai yra Brazauskienė. Jinai yra ne balta, o juoda katytė. Negausi leitenanto laipsnio. Ne, aš tikrai netoks vardas katytės, tikrai visiškai kitoks vardas Stancikienė. Iškart majorus prašom man. Jeigu Stancikienė būtų juoda. Aš trumpai apie save, aš labai paprastai gyvenu, aš gyvenu tarp Santariškių ir Baltupių, nuosavam name, 2 aukštų. Ir dar pasistačiau didžiulį tokį kubą, kuriame yra mano studija, kurie aš labai didžiuojuosi, yra vaizdo studija. Kaip čia netoli. Tai ten yra ne stiklas. Ir apačioje studija garso ir taip toliau. Ir vienas smagus dalykas apie tai yra tai, kad pati medžiagos, iš kurių studija sienos turėjo būti kaip Rasos kostiumėlis, toksai dramblio kaulo, bež spalvos, bet aišku, statybose visada yra taip, kad kas nors supainiojo ir atvežė tokį ryškiai tamsiai mėlynos spalvos. Ir žmonės, kurie aplinkui mano kaimynai, galvojo, kad čia Maxima pastatė. Tai tiek apie mane. Na, iš tiesų, Maxima kieme būtų labai patogu, nereikėtų vaikščioti į parduotuvę. Galimas būtų su vežimėliu kursuoti tiesiog. Kažkada man teko kalbėtis su tokiu Olegu Gordievskiu, turbūt aukščiausio rango rusų žvalgybininku, kažkada tarnavusiu, vadovavusiu rusų žvalgybai visoje Anglijoje, kuris paskui perbėgo į Britų pusę, tiksliau seniai dirbo Britams ir kai jis susekė, jis tuomet labai dramatiškai pabėgo iš Rusijos ir įsikūrė Jungtinėje karalystėje. Ir tiesiog jo paklausiau, na, o ar yra toks momentas, kad jūs būtumėt dabar žiūrėdami iš metų perspektyvos, galvojate, kad reikėjo kažką daryti kitaip ir kaip tuomet mūsų gyvenimas būtų susiklostęs. Ir sako, žinai, buvo.
kai mane pirmą kartą nusintė labai jauną KGB karininką į Berlyną, į rytų Berlyną, tuomet kaip tik pradėjo statyti Berlyno sieną. Ir aš žiūrėjau pro savo viešbučio langą, ar to namo, kuriame gyvendino langą, kaip ta siena yra statoma, ten eilė po eilės kiekvieną naktį. Ir aš dabar galvoju, kad aš galėjau per tą sieną nesunkiai perlipti, perbėgti ir tapti normaliu žmogumi, galbūt istoriku, vakaruose, užaugti laisvoje visuomenėje ir neturėti visos tos tokios išdavystės ir dvigubos tapatybės dramų ir taip toliau. Ir man labai sukrėtė ta mintis, kad aš tai žmogus gyvena visą gyvenimą su momentu, kad jis galėjo kažką daryti kitaip. Tai aš noriu paklausti, ar yra tokių momentų, kai jūs galvojate, kad buvo galima pasirinkti kitaip ir kuo jūs tuomet būtumėt buvę ar galėtumėt būti buvę? Aš padarom taip, kad etiketas reikalauja, kad jūs atsakot pirmą, bet aš būsiu džentlmenas ir leisiu jums pagalvoti tada, nes čia labai sunkus klausimas yra, žinau. Aš tada atsakysiu pirmas. Kai aš baiginėjau, galima sakyti baiginėjau, darželį, tai buvo paskutinė mūsų grupė ir mus išrikiavo visus vaikus prieiti prie darželio direktorės, tiesiog paimti iš jos rankų kažkokią gėlę ar kažką tai. Ir ten buvo visi tėvai suvesti, buvo ta klaiki aktų salė su tom baisiom freskom. Ir pas mus buvo Binkienė direktorė, klaiki boba. Ir aš buvau vienintelis vaikas, kuris jos nepabučiavo. Visi jie pabučiavo ir aš nepabučiavau. Ir tuo metu nuvilnijo toksai nepatogumo, diskomforto sentimentas per visų tėvelių, reiškia, galvas ir mano tėvai buvo labai nepatenkinti. Bet aš jos nepabučiavau ir tas tai baigėsi. Vėliau, 40-ojo viduriniai Lazdynuose, ji dėstė be kita ko dar ir rusų kalbą, būdama dar to paties darželio direktorė. Ir jinai manęs klaikiai nekentė, aš nežinau dėl ko. Ar dėl to, kad aš jos nepabučiavau. Jinai mane pamatydavo koridoriuose mokyklos ir jinai šaukdavo: Ramanauskas, išgama, vienturtis. Nors aš turėjau seserį ir dabar turiu vyresnę. Ir tas jos įniršis formaliai buvo dėl to, kad tas darželis, aš gyvenau prie pat jo ir mes vaikai lipdavom per tvorą ir kartais erzindavom sargą. Bet iš tikrųjų aš manau tai buvo dėl to, kad jinai pyko ant manęs, kad aš jos nepabučiavau. Tai vat, jeigu manęs paklaustų dabar man tas, ką jis ir padarė, ar aš, reiškia, apie dramatišką gyvenime dalyką, tai jeigu mane gražintų laikas tenai, tada aš vis tiek jos nepabučiuočiau. Tiek. Man taip neišeis dramatiškai gal, bet vis tiek didžiausias mano gyvenimo lūžis tai buvo 88-ieji sąjūdis ir aš trumpai papasakosiu, kaip pakeitė mano gyvenimą, atrodytų paprastas dalykas. Tuo metu dirbau vaikų gydytoja Pasvaly ir, kaip dabar prisimenu, buvo po pietų man darbas, turbūt nuo 14 valandos. Aš ėjau per pagrindinę, per centrą Pasvalio, per aikštę pagrindinę ir susitikau fotografą. Tai buvo jau gal Liepos mėno, jau sąjūdis buvo įsikūręs Vilniui birželio 3. Pasvaly atgarsiai tik tai ateidavo. Ir susitikau Vidą Dulkę, tuometinio laikraščio, ir dabar jis dirba ten laikraštyje, fotografą. Jis mane užkalbino ir sako: daktarė, ar jūs nenorėtumėte ateiti vakare, mes renkamės į kultūros namus pasišnekėti. Sąjūdis susikūrė Lietuvoje birželio mėnesį Vilniui. Ir aš nuėjau, net negalvodama, kad galiu nenueiti, aš taip apsidžiaugiau. Ir man vis laiką klausimas buvo, kodėl jis mane sustabdė ir kodėl jis mane pakvietė. Nes gydytojai gal ir nebuvo tie, kurie ten dalyvautų labai stipriai kultūriniai veiklo ir tikrai ne visus pakvietė. Mes gal tik tai 2 buvom, ar 3 gydytojai pakviesti. Ir žinoma, gal tai atsitiko tai, kad aš, būdama vaikų gydytoja, dar jaunas žmogus, visai tik baigęs medicinos institutą Kaune, buvau pasibaisėjusi kai kuriais dalykais, kuriuos radau savo apylinkiai, jaunus žmonės, gimdančius vaikus ir visiškai jais nesirūpinančius, ta visa kolūkių aplinka, kur daugiabučiuose gyveno tokie praeinantys žmonės. Ir apie tai buvau parašiusi, į vietinį laikraštį jau buvo šiek tiek laisviau ir matyt žmonės tą užfiksavo. Taigi šitas įvykis, ir aš dabar galvoju, jeigu aš būčiau išėjus 10 minučių anksčiau į darbą, arba 10 minučių vėliau, jeigu Vidas nebūtų manęs sutikęs, jeigu jie nebūtų manęs pakvietę tada į tą pirmąjį sąjūdžio posėdį, kaip tada būtų viskas pasikeitę ar nepasikeitę mano gyvenime ir apskritai, ar aš čia būčiau. Ir kaip būtų viskas nubangavę, turbūt būčiau pati įsijungus kažkaip tai, kažkada. Bet va čia buvo toks likiminis dalykas, iš esmės pakeitęs
pakeitęs mano gyvenimą ir tada žodžio politika apskritai nebuvo. Bet kaip mes tada darėm, ką darėm, tai buvo iš tikrųjų visiškai nepakartojamas dalykas, unikalus, sunku papasakoti. Mano tik tai babytė, mes ją taip vadinom, amžinatilsi, kuri mano buvo didžiausia draugė. Jinai po to, kai aš jau nuėjau aukščiausią tarybą, kai buvau išrinkta pasvaly, jinai man vieną dieną sako, praėjus kokiam pusmečiu, žinai, vaikelis sako, buvai daktarė, tai nors aš kaimynėm galėjau pasakyti, kad mano anūkė daktarė, o dabar ką tu darai, sako, ir ką tu ten veiki, tai sako, visai nemoku pasakyti. Dabar atsakėjai sekantį klausimą, kurį norėjau užduoti, kas atvedė į politiką. Tai dabar tada Algiui belieka. Rasa Juknevičienė buvo pats Paksageito įkarštis ir turėjo būti high five. Tada turėjo būti rinkimai netrukus į Seimą ir Rasa kažkaip man paskambino, mes buvom anksčiau su ją pažįstami dėl to, kad jinai tarpininkavo mūsų bandymams padaryti interviu su Landsbergiu, kas durnai laidai. Ir mes jau buvom pažįstami ir jinai paskambino, sako, kodėl tau nesibalotiravus Kėdainiuose prieš Uspaskichą. Aš iškart pasakiau, kad tai man netinka, kad tai yra tie tokio pobūdžio juokai, aš nematau tame prasmės, bet jeigu aš tikrai matot, kad aš galiu kažkaip padėti, tai aš tiesiog tapsiu partijos nariu, kas ir buvo. Bet tai yra ne vieną kartą sakyta, tai mes čia nesustosim ilgai. Na, bet Algis Ramanauskas buvo ne tik partijos narys, bet aišku, tai irgi labai svarbu, bet taip pat ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys. Tai jo dalyvavimas politikoje jau šiuo ipso faktu yra didesnis negu 99,5% Lietuvos gyventojų. Juodos trinkelės kur? Trinkelės pavogė vagiai. Tai todėl galima apie juos abudu kalbėti kaip apie politikus. Iš tiesų, tai jau yra daugiau negu 99,5% Lietuvos gyventojų dalyvavimas politikoje, buvimas savivaldybės tarybos narių. Ir todėl aš norėčiau paklausti, kadangi kalbamės apie humorą ir politiką, to paties klausimo abiejų, koks jų politinėje karjeroje buvo juokingiausias nutikimas ir ką laiko savo didžiausių pasiekimų politikoje. Aš leisiu Rasai pagalvoti. Didžiausias pasiekimas. Yra mane kaltinę kai kurie žmonės, kad atseit tu buvai savivaldybėj ir nieko nepadarėjai. Nieko ten sėdėjai, nieko nepadarėjai. Tai nėra tiesa. Aš nerėkavau tenai kaip koks Paleckis arba koks Rudžionis, ten buvo Tvarkos ir teisingumo opozicijos lyderis, siaubingai bliaudavo kiekvieną posėdį, kiekvieną klausimą. Dažnai žmonės nežino, kad pagrindinis darbas yra komitetai, tiesa? Tai į komitetus aš vaikščiodavau ir labai sąžiningai, labai gerai dirbau. Aš buvau jaunimo reikalų ir sporto komiteto narys ir patikėkit, aš viską ten gerai dariau. Bet kai kurie žmonės tiesiog nemato to. Ta galima turbūt kiekvienam politikui pripaišyti. Tai mano pasiekimas buvo kiekvienas posėdis, kuriame aš tiesiog atsistodavau į labai aiškią opoziciją lėšų skirimui, buldozeriniam folkloriškumui Vilniaus gatvėse, dėl ko kreivai mane kartais pažiūrėdavo mano partiečiai komitete, bet aš tiesiog dariau tai, ką maniau esant reikalingai ir tai ir buvo mano pasiekimai. O komiškiausias įvykis, tai jis dar turbūt priekyje bus. Nežinau, būdavo komiški įvykiai Vilniaus savivaldybėje per posėdžius. Patikėkit manim, žmogus vardu Algirdas Paleckis, jisai, kai nebūdavo auditorijos, kai neteidavo žmonės suinteresuoti iš miesto, tai jisai būdavo labai ramus. Jisai niekad nerėkaudavo, nedarydavo jokių pareiškimų, nieko panašaus. Bet kai tik būdavo klausimas svarstomas dėl to kontrabandos, antisanitarijos ir mafijos lizdo Kalvarijų turgavietės išardymo, pertvarkymo, ir ateidavo tada labai daug turgaus prekeivių į salę, žiūrovų teisėmis, tai yra įmanoma, be bilieto. Tai jisai užsėsdavo ant balto žirgo ir skeldavo tokias kalbas. Taip jisai prieš juos atidirbinėjo tą savo paleckiškumą, kad tai būdavo ir komiška, ir graudu. Tai tiek.
Nežinau, ar čia bus labai juokinga, tokių ypatingai juokingų dalykų gal ir nebuvo, bet politiką aš važiuodama galvoju, iš viso, kas man juokingo politikoje, kažkaip nelabai randu šiais laikais, kas juokingo tokio, gal perdėtai rimto viso. Bradauskas. O mano gyvenime tai buvo keletas tokių dalykų dabar, kuriuos tik atsiminiau. Ačiū Algiui, kad leido pagalvot. Vienas dalykas tai yra susijęs, gal čia tiesiog šokas toksai buvo, ne visai juokinga, susijęs su mano vardu. Mano tėvai davė man vardą, galvodami, kad tai yra labai labai lietuviška ir labai labai susijęs su tokiu tautiškumu ir panašus dalykai. Viena, gal mano karta ir yra ta karta, kur rasos apskritai atsirado vardinė. Ir kai aš pradėjau važinėti jau su NATO parlamentinė asamblėja, apskritai į tą užsienio politiką įsijungiau, nuvažiavau į Ameriką, į kitus, susitikau su kitais politikais, tai jam aišku labai įdomu viskas būdavo apie Lietuvą, apie mus ir ta pavardė keista ir vardas Rasa, tai dažniausiai pavadindavo Roza arba Raisa. Ir vienas toksai, atsimenu, senatorius vienoje iš valstijų, stovime eilėj ten tas lunch bufeto tipo. Ir jis mane užkalbino, ten pavardė, vardas užrašyta, sako, Rasa, ką tai reiškia? Aš jam pasakiau, kad čia yra Rasa Diu, tai yra lašas vandens rytą ant žolės, taip romantiškai. Sako, tai va, dabar aš žinau, ką reiškia Raisos Gorbačiovos vardas. Nu va, tai buvo tokių dalykų. O koks didžiausias pasiekimas politikoje? Nežinau, nėra tokio pasiekimo, kur aš galėčiau, sakykime, savo prisirašyti. Man tie pasiekimai yra 2 iki šiol. Svarbiausi, dėl kurių man tai yra viskas gyvenime, sakyčiau, lūžiai. Tai yra balsavimas dėl Lietuvos nepriklausomybės 90 metų kovo 11. Iki šiol nesuprantu, kodėl likimas lėmė. Dievas pasirinko mane būti tuo metu toje vietoje ir būti šitos istorijos liudininkė, tai neįsivaizduoju, kas gali būti žmogui didesnė laimė. Ir kai įstojom į NATO. Kai įstojom į NATO, tai man buvo didžiulis palengvėjimas. Gal naiviai tuomet galvojau, kad netgi jau ir istorija iš dalies pasibaigė, bet iš tikrųjų jinai nepasibaigė. Dabar būčiau labai laiminga, jeigu Lietuva iš tikrųjų pasiektų tos energetinės nepriklausomybės, dėl kurios siekiam. Gal kai kam atrodys per daug sureikšminta, užaukštinta tai, ką sakau, lygindama su kovo 11 įstojimu į NATO, bet iš tiesų taip yra. Na va, jeigu nežinai, kodėl teko būti kovo 11-ąją, tai ir ar tai buvo apvaizda, ar likimas, tai aš buvau toj salėje irgi kovo 11-ąją, buvau 12-okas dar, 17-metis. Ir labai aiškiai žinau, kodėl ten buvau, nes labai stengiausi. Aišku, mes žinojome, kad įvyks epochiniai dalykai ir bandžiau gauti akreditaciją. Tuo metu buvau rašinėjus į Sietyną, į kitus spaudos organus. Aišku, visos akreditacijos buvo išdalintos. Bet laimiai pavyko rasti tokį leidinį Katalikų kalendorius žinynas, kuris išeina kartą per metus ir spausdina parapijų sąrašus ir kunigų telefonus. Ir jis dar nebuvo išnaudojęs savo akreditacijų kvotos ir davė tą akreditaciją. Visa laimė, kad tuometinės dar tokios labai sovietinės aukščiausios tarybos biuras spaudos nepasidomėjo, kam kartą per metus išeinančiam leidiniui reikalingas toks politinių dalykų korespondentas Seime. Ir davė man tą akreditaciją į pirmą aukščiausios tarybos sesiją. Ir iš balkono ten kairėje pusėje, taip sakant, nuo prezidiumo žvelgiant, visą tą stebėjau iki paryčių. Ir kada nors... Ne, tai man tai aš žinau, kodėl aš buvau ten, bet galėjo būti ir daugybė kitų žmonių, kurie tokie kaip aš buvo tuo metu. Ir juos galėjo pasirinkti šitam darbui, likimas apvaizda. Na, man atrodo, likimas gerai žinojo, ką rinkosi. Turbūt ne viena Raisai tam buvo irgi. Na gerai, o koks politikas dabar galėtų būti įkvėpimas ir pavyzdys dabarties Lietuvai? Ir aš kai klausiu pavyzdys Lietuvai, tai dabar taip suponuoju, kad mes kalbame galbūt ne apie dabar čia Lietuvos politinėje padangėje veikiančius politikus, bet į ką jūs žvelgiate ir matote savo veiksmų tam tikrą idealą galbūt, kur ieškote įkvėpimo, atramos, galvojate, kaip jis pasielgtų mano situacijoje? Man tai šiai dienai yra pats geriausias Lietuvos politikas Andrius Kubilius. Pagriebė greitai mikrofoną, aš norėjau pirmą tą pasakyti.
Tai va. Ne dėl to, kad laipsnio turbūt, bet dėl to, kad iš tikrųjų suvoki, supranti, kokią naštą jisai nešė. Aš čia skrisdama neša ir aš tą į Ameriką skrisdama dabar į Čikagos viršūnių susitikimą, lėktuve turėjau gerą galimybę pasižiūrėti filmą, kurį pražiopsojau Lietuvoje, būdama neturėjau laiko, Geležinė ledi. Ir ten yra keli sakiniai pasakyti herojės, kada jinai jau išėjo iš politikos, kada jau pati partija pasakė, kad jau jai laikas išeiti ir panašus dalykai. Tai jinai pasakė, dariau tuos darbus, kuriuos tikėjau, kad reikia padaryti ir istorija įvertins. Tai va iš tikrųjų tuo vadovaudamasis ir Andrius, ir mes kiek galėdami jam padedam tuos darbus padaryti. O šiaip žinoma, Ronaldas Reiganas, kiek čia mes esam būtent jo tokioj dvasioj susirinkę, tai ta pati Margaret Thatcher, aišku, daugiausia mano tie politikai, kuriais domiuosi, yra susijęs su tų politinių pažiūrų, kokių ir aš pati esu. Man labai ilgą laiką imponavo Condoleezza Rice, kada jinai buvo dar viešoje erdvėje, aš ją esu girdėjusi kalbančią, tiesa netiesiogiai per televiziją, Amerikoje būdama, kada jinai bendrauja su žmonėm, taip aiškiai, paprastai išdėsto užsienio sudėtingus politikos dalykus ir tokia nuoširdi paprasta, mano didelė svajonė buvo kada nors su ją susitikti, bet taip ir neteko dar iki šiol. Na, va, mes gavome klausimų taip pat iš salės, aš dabar leisiu gal susipažinti ir kol susipažįstate su klausimu, aš dar norėčiau vis dėlto užduoti ir vieną savo klausimą. Aišku, labai malonu, kad paminėjote Reiganą. Bet lygiai taip pat norėčiau paklausti, taip, natūralu yra vertinti ir gerbti politikus, kurie yra panašių pažiūrų, analogiškų pažiūrų. O ar galėtumėte įvardyti, na, opozicijos jums priešingų pažiūrų, nebūtinai Lietuvos politika, kuri yra priešingų kitoj fronto pusėje, galėtume sakyti, kitoj barikado pusėje, bet kuri besąlygiškai gerbėte ir manote, kad na, jo elgesys yra irgi nepriekaištingas. Opozicijos figūra, kurią irgi galėtumėte įvardyti kaip na, gero politiko pavyzdį. Ant staigiaus atsakant, aš labai prastos nuomonės apie Socialdemokratų partiją. Aš manau, kad tai yra labai žemo lygio ir labai gaila, kad yra kairioji opozicija tokia, kokią mes ją turim. Bet man patinka ten vienas gal du žmonės. Aš labai įsidėmėjau gerai, kaip elgėsi Paksagei tuo metu vienas jų žmogus. Aš dabar žiūriu, kaip jisai gražiai, korektiškai šneka, niekad nekelia balso ir sudaro inteligentiško žmogaus įspūdį, tai Julius Sabatauskas. Daugiau nieko negaliu prisiminti. Bet čia nebūtinai galima iš Lietuvos žvelgti. Ir galbūt yra kairiųjų politikų užsienyje, kurie, na, jums va, taip, vis dėlto atrodo yra tikri rimti politikai. Yra be abejo, bet Pilsudskis buvo kairysis. Tai reikėtų juokais, bet jis buvo iš tikrųjų kairysis ir jis tikrai mylėjo Lietuvą, tik tai jis mylėjo ne tą Lietuvą, kurią mes mylim. Jo, bet jisai buvo kietas vyras. Jo. Taip, jis mylėjo Lietuvą ta prasme, kad norėjo ją turėti savyje, kaip sakyti, praryti. Jo, jis buvo tiesiog abiejų tautų respublikos romantikas. Taip. Ai, gal nereklamuosiu opozicijos. Ne, tai čia nebūtina reklamuoti, čia galima kalbėti apie, nežinau, Kennedy. Šiaip tai mes, aš matot, Amerikos kairiųjų, tai nesakyčiau, kad jie yra kairieji. Ten labai sudėtinga tuos skirtumus dėlioti. O Lietuvoje, tarp kitko, iš tikrųjų, kai kalbėsi individualiai, kai kalbėsi su žmonėm be kamerų ir kai nėra to privalomo, kaip kartais būtinai įsivaizduoja pas mūsų opozicinio oponavimo, tai tikrai su daugeliu galima pasišnekėti. Ir galima pasišnekėti visiškai apie reikalus, apie esmę. O dabar du klausimai, jeigu leisi. Be abejo. Iš salės gauti. Vienas, kurį žiniasklaida čia išsklaidė apie tai, kad neva buvę KGB darbuotojai galės dirbti Lietuvos valstybės tarnyboje. Nieko panašaus niekas nepriėmė. Taip kaip galiojo iliustracijos įstatymas, taip jis ir galioja su visom pasiekmėm ir su visom gerom ir visai neįgyvendintom kai kuriom nuostatom. Buvo istorija tokia, kad svarstant valstybės tarnybos įstatymą, grupė Seimo narių, turbūt grupė Seimo narių, pateikė pataisą apie tai, kad apskritai KGB dirbę žmonės negalėtų dirbti. Ką reiškia nepriekaištinga reputacija? Išdėti ne tai, kad jie negali dirbti, tokios siūlymo iš viso nebuvo. Kad išvardinant, kas yra nepriekaištinga reputacija, KGB darbas
darbas KGB būtų priskiriama tai priekaištingai reputacijai. Ir svarstant komitete, kurio aš net ir niekada nesu dalyvavus, valstybės valdymo ir savivaldybių komitete, 4-4 šita pataisa negavo balsų daugumos. Deja, toks yra santykis Seime, mūsų žmonės balsavo už ir komiteto pirmininko balsas nulėmė ir paskui jau iki Seimo plenarinio posėdžio antradienį net nebetėjo šita pataisa ir autoriai net nebesiūlė už ją balsuoti. Taigi čia yra išpūstas burbulas, sakant, kad mes kažkaip tai balsavom. Aš net pasitikrinau šiandien važiuodama, liudininkas Algis buvo Sabučio, kuris pagrindinis šito įstatymo buvo kuratorius. Ar iš tikrųjų toks balsavimas buvo, jo net nebuvo Seime. Taigi čia visiškai iš piršto laužti dalykai. O liustracijos įstatymas, jisai turėjo būti keičiamas, mes buvom pateikę pataisas, dėja, konservatoriai Tėvynės sąjunga liko vieni Seime dar šitos kadencijos pradžioj, balsuodami dėl šito įstatymo kai kurių pataisų, keičiant kai kurias nuostatas ir kaip žinot, Seime yra tiek jų, kiek yra, o visos kitos frakcijos yra prieš. Ir šitas įstatymas galioja, bet dabar svarbiausias dalykas, turbūt praėjus tiek laiko, yra labai svarbu tai, ką dabar greitai darys genocido centras per specialiai sukurtą tinklalapį, puslapį, tai yra paviešinimas tų žmonių, kurie iš tikrųjų bendradarbiavo. Ir man atrodo, čia reikia padėti tašką. Jeigu nenoriu išplėtoti visai kitos temos, bet šiandien, jeigu kalbam apie vienos ar kelių valstybių interesus mūsų valstybėje, tai tikrai ne per buvusius KGB ir ypač žinomus KGB, tuos, kurių dokumentai yra paimti čia KGB, reiškia genocido centre, ne per juos veikia. Ir jūs turbūt suprantat, jeigu jums būtų užduotis čia agentus verbuoti ir veikti, tai jūs tikrai neveiktumėt per tuos, kurie yra pažeidžiami, o veiktumėt visiškai per kitus žmonės, kurių mes šiandien gal dar ir nežinom, bet dėl kurių turi dirbti atitinkamos tarnybos. Demokratija grindžiama valdžios paskirstimo principu. Aš esu priešinga, kad Seimo nariai būtų ir ministrai. Prašau pakomentuoti. Visaip yra pasaulyje. Britų buvusioje imperijoje arba Britų sistema, kur yra Kanada, Australija, pati Didžioji Britanija, tik parlamentarai gali būti ministrais. Tik politikai gali būti ministrais. Ir kitokiu būdu negali ateiti vyriausybė. Yra kitos sistemos, tokios kaip skandinavų, kur gali būti ir taip, ir taip. Kur yra problema Lietuvoje, kad pas mus nėra įstatyme nuostatos, ką reikia daryti, kaip galėtų tą ministrą pakeisti koks kitas kolega, kaip pavyzdžiui yra Skandinavijoje, kuomet arba jie sutarė dėl proporcijų. Tiek, kiek Seimo narių arba parlamentarų išeina į vyriausybę dirbti ministrais, tai tiek automatiškai balsuojant dėl visų įstatymų proporcingai neskaičiuojama opozicijos balsų. Vadinasi, tada nereikia to lėkimo iš ministerijos balsuoti, nėra tokio poreikio tų balsų turėti. Tai aš manau, kad anksčiau ir vėliau mes šitokiu keliu turim nueiti, nes iš tikrųjų tai tų politikų, galinčių būti ministrais ateityje vienoje ir kitoje, trečioje partijoje, tai nėra jau tiek daug turbūt Lietuvoje, nedideliai valstybei. Ir aš nemanau, kad žmogus atsistatydinęs iš ministrų turėtų visiškai išeiti iš politikos, netgi jis, jeigu nieko ir nepadarė, kaip ir yra dažniausiai kitose valstybėse. Jis grįžta į parlamentą, dirba tą darbą ir panaudoja savo patirtį. Žinoma, jeigu tu susikompromitavai taip, kad iš viso negali būti politikoje, tai ar tu būsi tuo parlamentaru ar nebūsi, vis tiek tu turėsi išeiti. Jungtinėse Amerikos valstijose, kur sistema yra visai kitokia, taip, iš tikrųjų, kongresas ir kitos, ir tos tie du rūmai parlamento yra griežtai atskirti nuo vykdomosios valdžios, o vykdomąją valdžią formuoja prezidentas, išrinktas žmonių, jis tada pasirenka savo komandą, bet ten nėra tokios vyriausybės, kaip kad mes turim, kur būtų premjeras ir parlamento formuojama vyriausybė. Jinai susiformuoja visiškai atskirai per prezidento rinkimus. Visai savarankiška linija. Taip, kad aš nematau nieko blogo, reikia sutvarkyti tą balsavimo klausimą. Noriu beje pasakyti, aš garantuoju, kad ir šitoje auditorijoje dauguma net nežino, kad ministrai negauna Seimo nario atlyginimo. Jokio. Išskyrus tiek, kiek yra parlamentinės išlaidos tam, ką aš praktiškai viską paskiriu apygardai ir darbui su rinkėjais. Bet tai yra atsiskaitytinos išlaidos ir jokių papildomų atlyginimų ministrai negauna. Mūsų atlyginimas nėra kažin ką didesnis už Seimo narių gaunančių atlyginimą iš Seimo. Iš tiesų, ta sistema, kai ministrai nėra parlamento nariai, yra iš tiesų prezidentinės sistemos požymis. Pas mus tai parlamentinėje sistemoje yra logiška, kad partijos lyderis
kuris turėtų būti premjeras, jis taip pat eina dalyvauja rinkimuose į parlamentą, kitai būtų gan absurdiška. Ir kaimyniniai Latvijoje yra tokia nuostata, kad kai iš partijos parlamento narys išeina į vyriausybę, tuomet vietoj jo priimamas laikinai iš sąrašo sekantis narys, o jeigu ministras netenka portfelio ir grįžta, tai tas Seimo narys netenka ir savo Seimo nario vietos. Tada jie neturi apygardų. Bet be abejo, tai įmanoma išspręsti ir sprendimų yra, žodžiu, čia tikrai nėra esminis priekaištas. Bet dabar dar grįžkime prie tos politikos. Aš nebereikalo paklausiu apie opozicijos politikus, nes vienas iš dalykų, ką mes Lietuvoje nuolat skundžiamės, tai koks yra didelis susipriešinimas ir koks didelis yra tokio, kategoriškų, rėksmingų nuomonių reiškimų Seimo salėje lygis, kiek daug yra sakoma. Kodėl mūsų politika yra tokia priešiška, nėra, tarsi atrodo, jokių garbingo žaidimo taisyklių, nėra racionalių argumentų, juos mažai kas įsiklauso iš balsuojančių, vis tiek balsuojama pagal iš anksto susitartas frakcijų nuomonės ir opozicija niekada neparems vyriausybės tokiuose principiniuose dalykuose. Ką reikėtų keisti mūsų politikoje, kad mūsų politika priartėtų prie tokio džentelmeniško žaidimo taisyklių? Čia jau ministrai. Tai duok ir jam klausimą kokį. Duosiu. Matot, norint įvertinti, reikia su kažko palyginti. Jeigu palygintumėm su tuo, kas dabar vyksta Ukrainoje, ir vaizdai buvo per televiziją, kur mušasi, kraujas liejasi, į ligoninę išveža, užblokuoja įpriejimą prie tribūnos, tai mes čia ramybės oazė esam, absoliuti. Korėjoje, toj pačioj Pietų Korėjoje, kuri jau daug metų yra parlamentą renka, ten mušasi irgi, susimuša. Bet jie šunis valgo. O tarp kitko, mano gerų draugų yra daug Korėjoje, kelis kartus buvau, jie patys labai pyksta už šitą paleistą mitą, jie nevalgo šunų, jie taip sako bent jau. Matot, kitas dalykas, Vatiką neseniai buvau Kanadoje. Aš jau buvau mačius, kaip atrodo, Mantas tai tikrai yra matęs ir buvęs, kaip atrodo Didžiosios Britanijos parlamentas, kuomet vyksta vyriausybės valanda. Aš jau antrą kartą buvau dabar Kanadoje. Ten lygiai tokiu pačiu principu viskas yra. Parlamentas jų yra sudėliotas taip, sėdi taip, kad vieni priešais kitus. Ir atstumas tarp pozicijos ir opozicijos yra per 2 špagos dūrius. Tai yra sena istorinė tradicija, kuomet ateidavo su špagom į parlamentą ir kuomet iš tikrųjų būdavo panašiai kaip Ukrainoje, kad nepasiektų vienas kito. Ir iki šiol ta tradicija išlikusi. Taigi vyriausybės valandoj kalba premjeras, kalba ministrai, kalba ten lyderis parlamentinės daugumos Seime. Mes pirmiausia apsilankėm Lordų rūmose, toj dalyk, Kanadoje tai atitinka senatą, ramybė. Stovi vienas prie mikrofono, kiti ramiai klausosi, Lordų rūmose apskritai trečdalis miega nukritę ant fotelių. Ir po kelių minučių mus nuvedė į jau atstovų rūmus, kur yra tas tikrasis parlamentas ir vyksta vyriausybės valanda. Iš tolo triukšmas, riksmas, švilpia, kojom trypia, ploja, kuomet patinka jiem, kai ministras gerai atsako, atsakinėja labai trumpai, labai aštriai, nevengia asmeniškumų, nevengia pasakyti tu durnas arba tu visiškas nesąmonės pasakėjai. Ir tai vyksta parlamente, kur parlamentinės tradicijos kiek Didžiosios Britanijos, kiek šimtų metų jau. Nuo 12 amžiaus. Nuo 12 amžiaus. Šiandien taip vyksta procesai. Pilna žiūrovų, televizija tarp kitko transliuoja, specialus kanalas yra, kur visi gali įsijungę klausytis ir žiūrėti, kaip tie dalykai vyksta. Demokratijos principas yra svarbiausias toks. Tam, kad mūšiai nevyktų gatvėse, kaip tik išrinkti parlamentarai, žmonių atstovai Seime turi ginčytis. Ten turi ginčytis taip, kad nebereiktų žmonėm dėl to kautis kur nors gatvėse. Tai turint omeny šitą palyginamąją dalį, aš manau, kad Lietuvos parlamentas yra labai neįdomus. Aš manau, kad tenai nėra rimtų diskusijų. Taip, asmeniškumų yra, taip yra nekultūringumo, taip yra labai daug nekompetencijos, nežinojimo, plepėjimo, kad tik tai plepėtų, neįsigilinus, visų kitų dalykų. Bet einam normaliu keliu ir nereikia bijoti aštrių ginčų. Man kaip tik atrodo neįdomu. Plepa tą patį per tą patį ir visiškai nėra nieko naujo, įdomaus ir tokio, kad iš tikrųjų galėtum su žmogum pasiginčyti. Iš esmės pasiginčyti tam Seime. Betgi viskas yra dėl to, kad žmonėm kažkokią nesąmonę paleistų dar vieną.
Aš manau, kad vieni baisiausių pavyzdžių Lietuvos Seime yra nepagarba, siaubingas pažeminimas, kai Mazuronis sako šiandien. Čia yra, man atrodo, baisiau negu šunis valgyti. 48 metais Afrikos valstybei Sierra Leonei, kalbant apie špagos 2 korpusus, vienas iki kito, buvo parlamente padarytas atstumas 2 pistoleto šūviai. Tai parlamentas buvo 5 km. Tai vis dėlto dar negyvename taip blogai, kaip galėtumėm. O ką vis dėlto reikėtų keisti Lietuvos visuomenė? Jeigu jūs dabar galėtumėt vieną dalyką pridėti arba pašalinti Lietuvos visuomeniai, ką jūs norėtumėt per naktį padaryti, kad ji būtų kitokia? Kad humoro daugiau būtų. Aš manau, kad švietimas yra labai labai svarbus dalykas. Aš manau, kad Lietuvoje, kaip ir visur, švietimas yra viską ko pagrindas. Tai jokių būdų nereiškia, kad reikia atimti iš krašto apsaugos ir taip labai apgailėtinai finansuojamos. Ne, aš ne į tą dūdą pučiu. Aš noriu tik užaštrinti patį švietimo klausimą Lietuvoje. Man atrodo, jis dar yra nekokio lygio ir viskas ateina iš ten. Kodėl humoro daugiau? Kodėl humoro daugiau? Šiandien berods perskaičiau viename iš portalų vienos estų žurnalistės iš Postimės laikraščio, tarp kitko jinai ir mane yra kalbinus porą kartų, interviu su ją apie tai, kuo skiriasi estai nuo lietuvių. Tai jinai vieną dalyką esminį pastebi, kad Lietuvoje yra labai daug sąmokslo teorijų. Kad Lietuvoje žmonės paskendę jausmuose ir sąmokslo teorijose ir nesugeba racionaliau pasižiūrėti į aplinkinį gyvenimą, į savo gyvenimą. Estai, buvau pas juos neseniai Lenarto Meri konferencijoje, teko pasikalbėti su kai kuriais lietuviais ten gyvenančiais ir stebinčiais jų gyvenimą. Tai pas juos nėra taip, kad prieš rinkimus taip kariauja, ginčijasi ten daug visokių įvykių, kaip ir visose demokratinėse valstybėse, bet po rinkimų visi sutarė, kad tai yra rezultatas. Ir jie gerbė savo išrinktą valdžią. Tol, kol išrenka paskui kitą. Kiek man kai kurie pasakojo, nežinau, tai nepatikrinau šitų dalykų. Pas juos nėra tokių laidų, kaip sakykime, nežinau, reklamuoti tą žurnalistę. Aišku. Kaip Janutienės laidos. Kaip panašios į ją, į jos laidas. Jie tiesiog neįsivaizduoja, tai kad tokios laidos jų televizijoje galėtų būti ir kad jie galėtų tokias laidas žiūrėti. Tai jau ir taip daug pasakiau. Tuo labiau, kad transliuoja, tai paskui man dar klius per... Tai jau neišvengiamai klius turbūt. Aš dėl sąmokslo teorijų, matot, yra sąmokslo teorijos, kurios yra juokingos ir jomis nereikia tikėti, bet yra tokių sąmokslo teorijų, kurios yra labai rimtos sąmokslo teorijos, kuriomis negali netikėti. Štai, pavyzdžiui, vakar Andrius Užkalnis Facebook'e paplatino labai fainą sąmokslo teoriją, kad Maksimoje grobė vaikus. Tai kaip tokia nepatikėsi, aš tai tikiu 100%. O iš ko tai matyti? Iš ko matyti, kad Maksimoje grobė vaikus? Tai čia ir taip aišku. Sąmokslui nereikia. Nereikia aiškinti. Tu ką, netiki? Pagalvok, aš neki. Iš tiesų sugėdintas jaučiuosi, sugėdintas. Kaip aš apie tai nepagalvojau. Na va, kai skaitom Lietuvos spaudą garbėje, tai susidaro toks įspūdis, ar ypač komentarus, kai skaitai, kad politika tai yra pati baisiausia tokia sritis, ten jau žmogus, jau kai nueina į politiką, tai viskas jau reiškia, jau de facto yra kažką blogai padaręs, kažką nusikaltęs, pavogęs, nužudęs ir taip toliau. Ir va čia štai yra auditorija jaunų žmonių, kuriems politika turbūt yra ne vis vien, kuriems įdomu, gal darys ir galvotų eiti, bet kai paskaitai tą viešą erdvę, atrodo, jau į politiką, tai kaip Rilkė ten kažkada sakė, apie poeziją, sako, rašyk tik tada, jeigu negali nerašyti. Paskui Erlickas tiesa pamodifikavo, jeigu negali nerašyti, tai nerašyk, sako. Bet gal ir politikai tas galiotų, nes kai pažiūrė kokį Valkiūną ar Gražulį, tai jie tikrai negalėtų neiti į politiką. Bet ką jūs vis dėlto patartumėte jaunimui, kuris galvoja apie politiką, kaip žiūrėti į tai ir kaip rengtis politikai, galbūt kaip tapti politiku? Aš pirmas jums leidus, niekada neikite į Seimą. Ten yra labai mažos algos ir ten nelabai gali prasisukti. Visada visur, visame pasaulyje municipalinė valdžia yra labiau korumpuota. Eikit tenai. Toks patarimas.
Ten nėra algų, ten užsidirbi. Bet ten užsidirbi, ten sąžiningai dirbi. Savivaldoje tai iš tiesų yra kaip Gruzijos policijoje iki Sakašvilio buvo. Gruzijos policininkams nemokėdavo algų, jie turėdavo susimokėti, kad gautų postą. Visa kita susirinkdavo. Arba kaip sako, leiskit padirbti 3 mėnesius muitiniai. Tokį anekdotą girdėjau. Bet iš tikrųjų turbūt nėra taip labai net ir muitiniai. Ką žinau, man labai sunku atsakyti, aš dažnai apie tai pagalvoju, tarp kitko, ką aš daryčiau dabar, jeigu dabar būčiau jauna, jeigu dabar man būtų tiek metų, kiek buvo tuo met, kai atėjau į aukščiausią tarybą, o buvo tiek, kiek daugelį čia jaunų žmonių susirinkus, buvo man kiek 32 turbūt metai. Bet tada nebuvo žodžio politika. Ašgi niekaip nebuvau pasirengus, kaip ir daugelis mūsų, kaip Algirdas Patackas sakė, mesgi buvom politikai iš gatvės. Man nebuvo jo tokio pasirinkimo niekada gyvenime, tiesiog banga, sąjūdžio banga nešė, atnešė ir vasėdžiu iki šiol prieš jūs. Tai man labai būtų sunku patarti. Dabar matau, bet iš tikrųjų tai reikia labai daug žinoti. Politika nebūtinai ateiti reikia, visai ateina į politiką demokratiniuose kraštuose žmonės. Pavyzdžiui, tas pats Karlas Biltas, jisai buvo Moderatų partijos, kaip mūsų jaunųjų konservatorių vadas. Jisai pradėjo savo karjerą būtent nuo partijos ir buvo tokių partijos funkcionierium, jeigu taip galima pasakyti, ir jo politika buvo jau jo specialybė nuo pat jaunystės. Bet iš kitos pusės į politiką gali ateiti ir tada, kada jau tu esi kažko pasiekę savo gyvenime, kada turi žinių, specialių žinių. Juk parlamente reikia, ir ne tik parlamente politikoje žinių, kurios ir su socialiniais reikalais, ir su ta pačia užsienio politika, ir reikia įgūdžių tam tikrų. Tai man atrodo, kad tas gyvenimas pats kažkaip viską sutvarko. Jeigu tu darai tuo metu viską, ką reikia padaryti ir gerai padarai, tai paskui kažkaip veriasi, viskas dėliojasi ir aš niekada nieko neplanavau. Neapsižiūri ir Seime. Aš tikrai niekada neplanavau. Kas galėjo pasakyti man prieš 30 metų, kad aš būsiu aukščiausioje taryboje? Arba net jau būnant aukščiausioje taryboje? Ar kokia nors mintis buvo, kad ministre būsiu? Netgi dar prieš tos 4 metus, kada Kubilius įrašė į tą šešėlinę vyriausybę vadinamą vieną iš pavardžių, aš pasakiau ne. Nes aš visai to nenoriu, man visai ne dėl to aš čia buvau, aš tikrai nuoširdžiai tą sakau. Bet paskui po kelių pamastymų, pasikalbėjimų, pagalvojimų, tvarkoj, gal reikia pabandyti ir dabar nesigailiu. Mano šitas etapas, va šitų 3,5 metų, be galo sunkus. Tokio sunkaus gal gyvenime ir nebuvau turėjusi. Vien tai, kad taip anksti keltis reikia ir jau prieš 8 būti darbe pasiruošus visiems netikėtumam gyvenimo. Tai jau yra, aišku, sudėtingas dalykas, o kur dar visas žinojimas, kada už tavęs nieko nėra. Seime ar partijoje, kada tu esi pavaduotojas, kada tu esi tik Seimo narys, kolektyvinė tokia atsakomybė. Tu gali pašnekėti, tu gali pakalbėti, tu gali staiga šovusią mintį iššauti auditorijoje. O čia tu sėdi prie žmonės ir tu supranti, kad už nugaros tau nieko nėra. Tu turi priimti sprendimą. Taip, kad tas buvimas šitoj vietoje jisai sudėtingas. Aš nukrypau truputį šoną nuo klausimo, bet tik tai norėjau tuo pasakyti, kad tikrai niekada to neplanavau. Ir nežinau, kas bus toliau. Visai nežinau, kas bus toliau. Bet šiandien dirbu tai, kas man atrodo svarbu, degu tuo, tikiu tuo, ką darau. Ir paskui viskas susitvarko, susidėlioja. Tai ir jum linkiu, dirbkit dabar tai, kas jums atrodo svarbu, tikėkit tuo ir likimas. O tie, kurie eina aplinkui, bando karjerą daryti kažkaip, tai ypatingai per kitų galvas, tai nežinau, čia man tas nelabai. Na va, apie ministrus turbūt nieks nepasakė, ką ministras originaliai reiškia pirminė prasme. Minister yra patarnautojas, tarnas. Praktiškai Romoje tai būdavo žmonės, kurie prie stalo patarnauja kitiems, paskui tai buvo karaliaus ministrai. Atrodo, kad labai didelė garbė, o matome, iš tiesų yra labai sunkus darbas. Ir žvelgiant į dabartinę vyriausybę, tas ypač matyti. Tai čia oficiantas, čia kaip Povilas Gilys su Bakenbardais oficiantai buvo. Panašiai, tik tai dar didesnė atsakomybė, didesnis stalas, kuriam reikia. Ypač krašto apsaugoje, kur visa kariuomenė yra priklausoma. Na, o gerai, o kokią Lietuvą jūs taip įsivaizduojate dabar po 20 metų mūsų toks yra. Bet galbūt pabandom tai labai konkrečiai įsivaizduoti, kaip atrodys ta visuomenė, ta valstybė, jos gyvenimas, jos žmonės. 2032 metai. O Jėzus,
Bus gerai, bus geriau negu dabar, aš manau. Atsimenat, buvo toks romantinis nusistatymas atgimimo pradžioj, 89-ieji, po to jau pati nepriklausomybė ir ore sklandė toks sakymas ir toksai tikėjimas, kad va, ateis nauja karta, viskas pasikeis. Ne, taip paprasta nėra. Ta nauja karta užaugusi namuose tų žmonių, kurie šiandien dar žiūri Leningradskąją bandytą ir ten kažkaip tai. Ir Peterburgskąją. Tarp kitko, kalbant apie Peterburgą, jeigu yra miestas, sostinė Leningradskos oblastios, tai jis ir yra Leningradas. Ir joks jis ne Peterburgas. Jis kaip buvo Leningradas, taip ir liko Leningradu. Ir dievaži, aš taip manau. Tai ta karta, kuri... Tai Vilenščiznos sostinė tada. Vilenšč. Vilenščiznos mes jau neturim. Vilno. Arba Vilne, kaip aš vieną kartą vieno restorano tualete radau grafitį tušinukų ar šratinukų parašytą ant durų Vilnia naša, Minsk. Kažkoks turistas iš Baltarusijos. Tai grįžtant prie kartų, čia, žinai, kaip brudinam kubile vis perpilti vandenį reikia. Tu negali visko išpilti, iškart įpilti švarų. Tu, žinai, išpili. Ir ilgainiui vanduo tampa švarus. Aš noriu pasakyti, kad visi tos mūsų kartos ar senesnės yra brudas, kuris yra tam katile, bet labai daug žmonių yra sovietizuotų. Labai daug rusifikacijos aukų, blogąja prasme. Nes jeigu žmogus rusifikacijos auka, tokios rusifikacijos kaip gera 19 amžiaus, 20 amžiaus pradžios rusų muzika, tai padėk Dieve. Tai suprantat, apie ką aš kalbu. Tai aš manau, kad tais 2033 ar ten 40 metais situacija bus ženkliai geresnė. Aš rimtai tai manau. Aš manau, kad bus sugrįžę žmonių iš vakarų ir tai bus daugiau tie žmonės, ne tie žmonės, kuriuos mes matėm stabdant Grybauskaitės limuziną, o šiek tiek kitokie žmonės bus grįžę. Ir aš tuo nuoširdžiai tikiu ir labai norėčiau, kad tai būtų. Tai nebesikartosiu, bendraminčiai. Ne veltui aš tave į politiką atvedžiau. Šiaip tai, kaip norėsim, taip ir bus. Nematau dabar tokių didelių kataklizmų aplink mus brestančių, tokių didelių, nors visko yra. Čia kaip krašto apsaugos ministrė galėčiau pasakoti, nesustodama apie visus militarizavimus, Rusijos veiksmus ir panašiai. Gyvenam pariby, aišku, ir NATO, ir ES, sudėtinga ta situacija gali būti. Bet vis dėlto šiandien kaip niekada viskas priklauso nuo mūsų pačių. Kaip mano viena draugė optimistė iki kaulų smegenų visada sako, kaip nori, taip sekasi. Kaip nori, taip gyveni. Tai vat, jeigu norėsim, kad tai būtų ir bus. O jeigu sėdėsim nukabinę nosis ir visą laiką tik tai dėjuosim, kad viskas blogai ir net neieškosim kelių, kaip iš to blogumo išeiti, nu tai visko bus. Nors iš kitos pusės aš vėlgi labai trumpai pabandysiu, neužimsiu daug laiko. Obamos prieš pirmąją kadenciją rinkimai į prezidentus. Kaip tik tuo metu buvau irgi vizito ten Amerikoje, nuėjau vaistinę. Tauta irgi susiskaldžius, vieniem labai blogai, kitiem labai gerai ir ten vieni už tuos, kiti už tuos, įtampa didžiulė barasi vaistiniai. Prieš mane stovi pagyvenęs žmogus, perka vaistus ir kalbasi su vaistininkė. Ir politikuoja. Kaip ir pas mus taip pat papolitikuoja žmonės. Ir jisai sako tai vaistininkiai, nu galgi po šitų rinkimų šitoj valstybei kas nors pasikeis. Aš galvoju, lietuviai dabar duok pagyventi Amerikoje, tai va. Čiagi nuo žmonių priklauso viskas. Kaip tu jautiesi? Ačiū už optimizmą. Jeigu atleisti už pigų kalambūrą, kataklizmų gal nebus, bet klizmų dar visokių gali būti. O dabar irgi apie kataklizmus kalbant. Tai neišvengiamai tokia analogija peršasi ir čia neseniai atominės elektrinės filmukas iškėlė tą palyginimą tarp 2012 ir 1940 metų. Šiais metais sukanka tiek pat metų, kiek pirmoji Lietuvos Respublika iš viso išgyveno. Ar matote kažkokių panašumų ir esminių skirtumų tarp Lietuvos 40-aisiais ir Lietuvos 2012-aisiais?
Aš atsimenu, šitas klausimas buvo tamstoj Reigano klubų susitikime Vilniuje. Aš tada sakiau vieną dalyką ir pasakysiu dabar tą patį pakartosiu. Yra man labai džiugu, kad šioj Respublikoje mes neturėjom 26 metų gruodžio 17 perversmo. Jo nebuvo. Buvo leitenantas Moskvičius, buvo Bražuolė, buvo kažkas lyg ir netoli to, bet mes esam geresnė valstybė šiandien, negu mes buvom tada tarpukaryje, atmetus paklaidą laikmečio reikalavimų ir taip toliau. Tai jau tai yra didžiulis laimėjimas ir vien dėl to aš lenkiu galvą prieš šitą visuomenę, kuri turi šitą fainą, gerą, priekin einančią šalį. Tai vėlgi tik ranką galiu paspausti, su mokiniais kalbėdama, vat tokį pat klausimą visada keliu. 26 000 kariuomenės buvo 40 metais, 120 000 gerai parengto rezervo. Šiandien mes turim 8 000 plus 4,5 tūkstančio tik tai savanorių. Bet aš sakau, kad 22 šitos nepriklausomybės metais mes jos neprarasim. Neprarasim todėl, kad yra visiškai kitokia geopolitinė aplinka, todėl, kad mes esam ne vieni. Ir jeigu norėsim būti ne vieni, jeigu nepadarysim nesąmonių, kokių nors klaidų, tai iš tikrųjų mes tvarkingai ir žygiosim į priekį. Bet rūpintis savo saugumu, kažkas taip supaprastintai gal yra pasakęs, tai yra tas pats, kas rūpintis kasdien savo dantimis ir juos reikia valyti kasdien. Tai lygiai taip pat ir saugumu, net ir esant NATO nariais, reikia rūpintis kasdien. Ko aš dabar pasigendu šiek tiek, tai to dėmesio tiem visiems dalykam, apie kuriuos vat ir tas klipukas kalba, pasižiūrėjimo plačiau, ne vien tik tai kaina, kokia bus tokia ir kitokia, nes gyvenam vis tiek tokioj vietoj, kur net ir nenorėdama savo dydžių, viena didžiulė valstybė netgi versdamas ant kito šono gali imti ir prispausti. Taigi rūpintis tuo turim nuolat, visada bus tų įtampų, kol šalia mūsų nebus tokios santvarkos ir valstybės valdymo formos ir demokratijos, kokia yra Europoje. Tai kai atsiras Rusijoje tokia Rusija, kuri bus demokratiška ir nebekels jokių grėsmių, tai tada galima sakyti, jau galėsim ir atsikvėpti. Šiandien aš pas jūs atvažiavau, tik tai žinoma negaliu atskleisti tų detalių, kaip tik tai Algis, kai atėjo važiuoti 4 valandą, kaip tik atėjau iš posėdžio, kuriame mes kalbėjom šituo klausimu. Labai konkrečiai per NATO grėsmių analizę, per Lietuvos grėsmių analizę, per tai, kaip viskas atrodo, kam turim ruoštis, kam turim būti pasiruošę. Norėčiau, kad tas dokumentas būtų išslaptintas, bet dėja. Na, tą nesunkiai galima būtų padaryti, bet čia yra NATO dokumentas. Reikėtų pabaigai kokį nors labai šmaikštų klausimą, bet aš nieko šmaikštaus nesugalvojau, tai užduosiu labai rimtą. Bet iš tikrųjų rimtą, dabar čia ne nuoširdžiai. Ne. Na, judu abudu labai akivaizdžiai esate dešinės politikai, konservatyvūs politikai. Labai būtų sunku įsivaizduoti tiek vieną, tiek kitą kokiu kairiuoju. Tai kas jums yra konservatizmas, kas jums yra ši pažiūrų sistema ir kuo jums patraukli, galbūt taip reikėtų sakyti? Kaip vokiečiai sako, 3K, knišnik, kriušnik, virtuvė. Ne, čia tiesiog prisimenu dėl to, kad yra irgi 3 dalykai susijęs su konservatyvizmu. Tai yra bendruomeniškumas, švietimas. Kas dar man tai? Nežinau, aš tai tik 10 žinau. Ir virtuvė. Virtuvė tai čia politinė virtuvė, turim omeny. Čia dažnai klausimas šitas dalykas yra. Ir aš atvirai pasakysiu, aš nežinau atsakymo. Gal didžiąja dalim tai yra intuicija. Man atrodo, kad visuomeniai, jeigu jinai būtų ideali, nereikėtų iš vis jokių pažiūrų. Aš matau labai teisingų dalykų kairiai pasaulėžiūroje. Yra labai teisingi, geri, protingi dalykai. Socialinis teisingumas, daugiau pagalbos tiems, kurie negali tapti tokie uždirbantis gerai, kaip tie, kurie uždirba gerai. Daugiau marksizmo, be blogos konotacijos, ne? Bet imkim, pavyzdžiui, Skandinaviją. Skandinavijos šalis, jos tradiciškai laikoma, kad tai socialistinės šalis, tikrąja to žodžio prasme, tikrojo socializmo, socialinės tokius. Tai
Aš manau, kad Skandinavijos pavyzdys yra labai geras tuo, kad ten yra labai išsilavinę žmonės, lyginant su kito pasaulio visuomenėm. Aš atsimenu, vienoje knygoje ar kažkur tai skaičiau, kad velnias Švedijoje su taksistu gali apie bet ką šnekėtis. Ir tai yra labai gerai. Visuomenė, kur yra išsilavinusi, koks skirtumas, koks uabas politinis laimi konkursą valstybėje valdyti. Ar tai bus konservatoriai, ar tai bus socialdemokratai. Vis tiek esminis dalykas yra, kaip tie žmonės duos arba neduos kyšių. Taip, kaip jie reikalaus arba nereikalaus iš savo išrinkto uabo valdyti valstybę. Todėl idealioji visuomenė, aš manau, apskritai skirstymasis į konservatorius ar socialdemokratus ar liberalus yra nereikalingas. Deja, mes neturim tokios visuomenės čia. Iš daugybės mažų ir didesnių smulkmenų ir veiksnių ir faktorių aš taip pat pasitelkdamas ir savo intuiciją esu tas, kas aš esu dešinių pažiūrų žmogus, nors aš gerbiu ne marginalią, šviesę, kairę poziciją, nes nieks iš tikrųjų nežino, kaip yra geriau. Bet aš išlieku konservatorius, nors mane yra labai nemažai liberalų taip pat, bet vis dėlto aš esu Tėvynės sąjungos narys, o ne liberalų sąjūdžio. Šiaip tai viskas vėlgi natūraliai kažkaip susiklosto gyvenime žmogaus. Nevengiu jausmo politikoje. Man būtų neįdomu, jeigu man tai būtų tik tai darbas. Lygiai taip pat ir Tėvynės sąjunga. Man tai yra sąjūdžio tęsinys. Ir galbūt teorijas politinės, konservatizmą kaip tokį, prisipažinsiu, panagrinėjau, sužinojau, labiau išstudijavau tik tai po to, kai susikūrė Tėvynės sąjunga 93 metais. Man atrodo, visi mano kartos žmonės taip atėjome į Tėvynės sąjungą, kuomet kuriant ją, tie, kurie buvo pagrindiniai jos steigėjai, va kitais metais kaip tik bus mūsų jubiliejus, 20 metų Tėvynės sąjungai, prisimenant tuos 93 metus. Tai pamenu tas diskusijas, kaip atsirado konservatoriai apskritai skliausteliuose prie Tėvynės sąjungos. O tai buvo todėl, kad būtų žinia vakarams, mūsų sąjungininkams, partneriams, kas mes tokie esam. Ką reiškia Homeland Union pasakyti kur nors vakaruose. Juk nieko nesako šitas apie tavo pasaulėžiūrą. Tai todėl tie skliausteliai buvo įrašyta Lietuvos konservatoriai, kad tai būtų aiški žinia. Krikščionys demokratai jau buvo susikūrę tuomet kaip partija. Tai čia dešinioji, centro dešinės partija su nuoroda, kad mes artimi esam tiem, kurie vakaruose vadinami konservatoriais. Ir va, ir tada atėjo, bet aš tada supratau, kad man tai yra visiškai mano jausmas. Taip, kad sąjūdis natūraliai tapo Tėvynės sąjunga ir dėl to aš čia esu ir šiandien yra jau tarp kitko skirtingų žmonių, skirtingų takoskyrų tam tikrų. Mūsų partijoje yra daugiau socialistinio mąstymo žmonių nemažai, ypač vyresniosios kartos, tokio socialdemokratinio. Sakyčiau, netgi mažai gal yra to dešinumo arba to supratimo apie ekonomiką, kokią turi, sakykime, Britų konservatoriai, vokiečių krikdemai arba tuo labiau Jungtinių Amerikos valstijų respublikonai savo pažiūromis. Dėl to, kad nesubrendo tiesiog, neturim tos atramos, tokios didelės, tos visuomenės, kuri galėtų tas vertybės gyvenime įdiegti. Taigi nebeisiu giliau, nuo jausmo perėjau prie tokių racionalesnių dalykų, bet man tai labai svarbu. Aš manau, kad jeigu politika būtų be jausmo, tai jinai būtų labai per daug ciniška. Tai dėl to aš jo ir nevengiu, nebijau kalbėti tai ir ką mąstau ir tiesiog jausmu dalyvauti politikoje ir man artimas yra jausmas susijęs būtent su šitom vertybėm ir šitom pažiūrom. Ačiū. Na va, aš savo klausimus jau išbaigiau, bet gal yra kažkas, ką labai norėjote pasakyti, o aš nepaklausiau kaip tyčia. Taip, prašom auditoriją. Ačiū labai už žodį. Aš Algiui pirmą klausimą užduosiu. Kadangi toliau gyvenu nuo Kauno, tai kol gandai ateina, tai būna iškraipyti labai. Ar tiesa, kad jedinstvo lyderiai jūs sumušė kažkada? Ne, netiesa. Buvo incidentas, filmavimas vyko mūsų laidos Ragai prie laisvės atėmimo vietos Lukiškių kalėjimo. Mes laukiam išeinant šviesaus žmogaus Burokevičiaus. Ir buvo Ivanovas, buvusios jedinstvo lyderis, kuris mano personažui, tuo pačiu ir man,
Davė į galvą. Tai vadinasi, vis dėlto sumušė, jeigu davė į galvą. Mane sumušė, jo, man davė į galvą Ivanovas. Nebijot jūs jau? Ne, Ne. nebijau. Nu, kadangi dar irgi gandai toli eina nuo Vilniaus, tai čia šmaikštaimui, ar tiesa, kur nukrito lėktuvas, tai trūko benzino jam? Taip, ten, kur rusų tas nukrito. Ne, Ar lietuvių čia dabar. Ne, netiesa. Užkabino sparnu vienas kitą. Nes pas mus gandai ten ėjo, kad trūko benzino, dėl to nukrito. Rusų lėktuvai tai pritrūko kūro, kai nukrito 2006 metais. O čia tai tikrai ne, tokių dalykų būti negali. Gerai, ačiū. Na, matote, kaip gandai eina pas jūs. Rusų lėktuvas tapo lietuvių lėktuvu. Gerai dar, kad ne kokiu nors ten fantomu. Bet laimiai turime, kas gandus paneigia. Taip, tai kokiu dar klausimų turite? Nematau rankų miško, bet vadinasi, į viską atsakymą. Tai vis dėlto gal yra tokių dalykų, kuriuos labai norėjote pasakyti, o aš nepaklausiau. Už ką balsuoti rinkimuose? Už Tėvynės sąjungą. Dar nežinom sąrašą numerio. Tai ačiū. Ačiū prelegentams. Ačiū Algiui Ramanauskui ir Rasai Juknevičienei. Ir lauksime kitose Reigano klubo susitikimuose Kaune.